Šalom, draugai. Džiaugiuosi, kad kartu mes augam, gilinamės į Dievo pažinimą ir kartu pasimelskime Viešpačiui, padėkokim. Aš tikrai dėkoju Dievui už visus žmonės ir aš džiaugiuosi už tuos klausytojus. Jūs man esate tokie brangus. Aš kiekvieną kartą pasižiūriu, kiek yra žmonių, klausytojų ir jau yra daugiau negu 200. Ir šiaip galvoju, Dieve, aš tų žmonių net gal kitų nepažįstu, bet jūs tokie man brangus todėl, kad jūs ieškote Dievo pažinimo ir kartu mes mokomės, kaip gyventi tikėjimu. Mes turim bendrą tikslą, įsivaizduojat? Ir kaip Dievas teisingai ir sakė, kad tie, kurie pažįsta Viešpatį, kaip viena šeima gaunasi. Ir tikrai nors atrodo visų žmonių tų nepažįstu, bet kaip viena šeima jaučiuosi. Nes jūs ieškote Viešpatės lygiai taip, kaip aš ieškau. Ir kartu dalinamės, gyvename, ieškodami Dievo, ieškodami atsakymų, besidžiaugdami Viešpačiu. Šiandien kartu grįžkime prie Dievo pažinimo, dėkokim Viešpačiui, kad mes galim šiandien gyventi ir gyvenam su Viešpačiu, kad Viešpats pirmas mus atrado, pirmas mus išsirinko, mūsų vardus įrašė į savo gyvenimo knygą, kad mes gyvenam aukščiausio globoje ir tikime, kad visagalio šešėlyje pasiliekam. Ir kaip raštas sako, nors kris 1000 ir 10 000 mūsų pašoniai, bet prie mūsų nelaimė nepriartės, jokia nelaimė nepriartės. Nes mes tikime, kad Viešpats įpareigoja savo angelus saugoti mus visuose keliuose. Ir aš tikiu, kad tai yra tiesa. Ir Viešpats sako, kadangi tu išsirinkai mane, kadangi tu patikėjai mane, sako, aš tavo gyvenimą prisotinsiu, padarysiu ilgą ir laimingą tavo gyvenimą, nes tu patikėjai manim. Ir savo gyvenime rinkaisi tikėti manim ir gyventi manimi ir su manim. Tai įsivaizduojam, koks Dievo pažadas. Mes Viešpatį vertinam ir branginam, o jis sako, aš pridėsiu tau dienų ilgumo, tau duosiu gyvenimą ir kad tas gyvenimas žemėje būtų tau palaimintas. Bet kad taip gyventi, man reikia pačiam nuolat suprasti ir suvokti, kaip man reikia elgtis. Praeitose laidose mes skaitėm, kokiam žmogui reikia būti ir kokiam nebūti. Plus mes kalbėjom, kad Kolosiečiams laišką ir Timotiejaus laišką jūs patys skaitote ir ten matote, kokios yra savybės, ypač svarbios Viešpačiui ir kokiomis savybėmis mes turim savo sielinę emocinę dalį pildyti ir kokių atsisakyti. Aš tikiu, kad jūs patys jas skaitote ir dedatės į savo širdį. Ir kiekvienoj aplinkybei jūs žinote, kuo pasinaudoti. Jūs naudojatės tai, ką Dievas sako. Bet svarbiausia, kad Dievas sako, Kristaus žodis sako, tegu tarpsta jumise. Jūs būkite geri, gailestingi vieni kitiems, kantrus vieni kitiems. Jei kas turite skundą ar nusiskundimą, atleiskite vieni kitiems. O viso šito santykius turėti labai gerus vienus su kitu, Viešpats mus ragina. Viso šito, sako, apsivilkite meilę, kuri yra tobulumo raištis. Ir jūsų širdise, vadinasi mūsų širdise, tegu viešpatauja Dievo ramybė. O Dievo ramybė gali viešpatauti, kai aš mąstau apie Viešpatį, kai aš gėriuosi Viešpačiu, kai aš žinau, kad mano Viešpačiui nėra nieko neįmanomo, tada mano širdyje viešpatauja Dievo ramybė. Kada jinai gali viešpatauti? Kai aš mąstau, gėriuosi ir gyvenu su Viešpačiu. Ir dar toliau sako, kad Kristaus žodžiai tegul tarpsta jumise. Ne problemos tegu tarpsta, ne kažkokie apkalbėjimai tegu tarpsta, ne pasipiktinimas tegu tarpsta,
O greičiausiai tokių atvejų yra. Bet sako, tu praeik tuos atvejus, praeik. Tai reiškia, pasilik, kad ir kokia bebūtų sunki aplinkybė, Dievo žodžiuose pasilik. Plius mes jau ne vieną kartą kalbėjom, kad mes žinom, kai aš aplinkybėse pasilieku ne problemose, bet kalbu Dievo žmogus, Dievo žodžius, aplinkybės keičiasi. Nes aš kalbu ne problemą, kad Dievas ir sako kalbėti, o kalbėti to, ko pripildyta mano širdis iš Dievo pažinimo. Užtikrintai laukt gerą. Tai reiškia, aš laiminu visus žmonės, laiminu pats save. Dėkoju Dievui už savo išmintį, už supratimą. Dėkoju, kad mano širdis pildosi Dievo pažinimu, kad kitų žmonių, kurie yra jums brangus, širdis ir mintys pildosi Dievo pažinimu. Kad Dievas yra geras mūsų gyvenimo ganytojas, kad jis prižiūri mūsų gyvenimus, kad mes esame palaiminti žmonės, nes nesielgiam, kaip patarė bedieviai, nesėdim su apjuokėjais, bet mąstome Dievo žodžius, kiek viešpats sako dieną ir naktį, va tiek. Tai nuolat ir pastovi, niekaip negalima atsiskirti. Kaip kitoj rašto vietoj sako, kas mane gali atskirti nuo Dievo meilės? Niekas negali atskirti. Vadinasi, tokį turi turėti supratimą, kad nuo Dievo meilės, nuo Dievo gerumo, nuo Dievo žodžių, nuo tos Dievo dvasios, kaip kiti vadina, niekas nebegali atskirti. Nei gyvenimas, nei mirtis. Nes aš čia gyvenime prisipildžius, užsikonservavus Dievo žodžiais. Ir amžinybėje aš būsiu su viešpačiu. Už tai ir sako raštas, kad kas nei gyvenimas, nei mirtis manęs neatskirs nuo Dievo meilės, neatskirs. Niekas neatskirs. Kada aš čia žemėje gyvendamas apsisprendžiau savo gyvenimą atiduoti viešpačiui. Ir lūpomis išpažinti, kad viešpats yra mano gyvenimo viešpats. Sako, tu esi išgelbėtas. Viešpats sako, kai tu tai kalbi ir tuo tiki, tavo gyvenimas atstatytas. Atstatomi santykiai, atstatoma sveikata, atstatoma viskas, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Bet ne tada, kada kalbu problemą, ne tada, kada gyvenu chaose, bet tada, kada gyvenu su viešpačiu. Tai mano reiškia mintis. Mano mintis yra Dievo mintis. Mano širdis yra įsitvirtinus viešpatie. Ir aš kalbu tai, ką kalba viešpats. Nes aiškiai sako, vat Kolosiečiams laiškas, Kristaus žodis tegu tarpsta jumise. Tegu tarpsta. Tik tai Dievo žodis tegu tarpsta jumise. Ir nuolat raštas sako, ne tik Kolosiečiams laiške. Nuolat visas raštas apie tai kalba, kas turi tarpti manyje. Visas Senas testamentas ir jau nekalbant naujas, ką Kristus mums sako. Kad jis yra šlovės viltis, kas bebūtų, kas beatsitiktų. Aš žinau, kad Kristus mano gyvenime, mano artimųjų gyvenime yra šlovės viltis. Kad aš pati ir mano artimieji, mano brangenybės yra perkelti iš tamsos į mylimo sūnaus karalystę. Kad aš pati ir mano namai tarnauja tau viešpate. Ir tai tegu būna kiekvieno iš jūsų malda, tai reiškia užtikrintas įsitikinimas. Kalbėti viešpačiui būtent tai, ko jūs laukiat. Nes tikėjimas, sako, užtikrina tai, ko vylėtės ir parodo tai, ko dar šiandien nematote. Tai yra dieviškas tikėjimo apibrėžimas ir niekas jo negali pakeisti. Ir dar plius, sako, be tikėjimo neįmanoma patikti viešpačiui. Be abejo, yra milijonas nuomonių ir žmonių, kurie galvoja Dievo malonė, Dievo malonė, Dievo malonė. Dievo malonė be abejo yra tai, reiškia, kad man nieko nepadarius, Dievas man yra geras, gailestingas, mane myli ir manim rūpinasi, bet reikia Dievui santykio. Tai reiškia, kad aš tą patį jam atiduočiau. Tai reiškia, aš tą patį mąstyčiau, aš taip pat elgčiausi, aš taip pat kalbėčiau. Dievui reikia to dabar iš manęs, kad Dievas mane myli, puiku ir nuostabu. Bet jeigu aš esu čia, o Dievas yra va ten ir aš neinu prie Dievo, neturiu su jo kontakto, aš kitoj pusėje, Dievas negali veikti. Nors jis be abejo stebi, jis yra visur esantis, jis lydi mane, bet negali veikti.
Jis negali įsakyti savo angelams, kad vykdytų jo žodį. Nes 103 psalmė 20 eilutė patys paskaitykite. Sako, viešpats, ką daro? Įpareigoja savo angelus, kada išgirdė savo balsą. Viešpats girdi savo balsą, kai aš kalbu tai, kad Dievas kalba. Dievas girdi ir įpareigoja savo angelus veikti mūsų gyvenimuose. Kada mes tikime ir kalbame tai, kad Dievas kalba. Plius prisimename, kad pats Dievas pažadėjo, kad jo žodžiai negrįžta tušti, bet atlieka darbą tam, kam yra siunčiami. Vadinasi, dėl ko aš meldžiuosi, ką aš užtariu pas Dievą, ar save, ar kitą žmogų, pagal Dievo žodžius, užtikrintus, pripildytus tikėjimo iš mano pačio širdies ir vidaus, būtent tie žodžiai atlieka darbą. Jie yra pilni ir tai yra Dievo jėga, tai yra gyvenimas su viešpačiu. Ir mes šiandien džiaugiamės tuo, kad mes gyvenam su viešpačiu, mes jau žinome tiesą. Ir mūsų niekas neapgaus, nebegali jums kažkas ateit pameluoti, nes jūs jau žinote tiesą, jūs jau nebegalit priimti kaip už gryną pinigą, nes jūs girdėjote iš viešpaties, žinote, kad Dievas yra geras ir jūs nebegalite susitapatinti su melu. Tai reiškia su negali, su nepriteklium, su blogais santykiais. Ne, tai ne iš Dievo, ne tokia Dievo valia. Nes man Dievas davė savo Kristaus protą atskirti gerą ir blogą. Kas yra gera ir tobula tavo valia ir kas ne tavo valia. Aš imsiu, skaitysiu, gilinsiuosi į tavo žodžius ir aš suprasiu, jeigu dar ir nesuprantu, jeigu dar ir ne visur viską paskaičiau. Aš dėsiuosi tavo žodžius į savo širdį ir atskirsiu tiesą. O svarbiausia prisiminti, kad Dievas yra geras, gailestingas, geras širdis ir geradaris, kitais žodžiais. Geras širdis ir geradaris, va toks viešpats. Ir va tokiam viešpačiui, su tokiu viešpačiu mes gyvenam šiandien. Jūs gyvenat, kiekvienas mes gyvenam, kai savo protą atnaujinam Dievo žodžiu, kai savo širdį pripildę esam ir pildom toliau, čia viso gyvenimo kelias, pildyti savo širdį, tai reiškia savo įsitikinimus, vidinį įsitikinimą, kad tai, ką Dievas sako, yra tiesa. Ir tada tai, ką aš tikiu savo širdį, mano vidinis įsitikinimai, ką kalbės, tai formuos gyvenimą, formuos mūsų gyvenimus. Tai dėkoju už šitą laiką kartu, dėkoju, kad viešpats atvėręs mūsų visų širdies akis, širdies ausis Dievo žodžio supratimui, suvokimui. Dėkoju, kad kiekvienas iš mūsų pildomės ir augam viešpaties pažinimu. Ir kad kaip viešpats yra pažadėjęs, mes nešam vaisių. Ir tikrai vaisius Kristaus šloviai ir Kristaus garbiai yra matomas mūsų gyvenimuose. Nes kaip Jėzus ir sako, jis pats užtarė mus, teisiuosius, tikinčiuosius, pas tėvą, Dievo tėvo dešiniai. Pats Jėzus nuolat mus užtarė, matydamas mūsų tikėjimą. Tai vat gyvename Dievo žodžiu, tikėdami, dėkodami viešpačiui už viską ir laukiame kiekvieną dieną gero. Be to, jeigu turėsite klausimų, norite pasidalinti savo patirtim, savo iššūkiais ar džiaugsmu, visada rašykite komentarą, yra telefonas, skambinkite ir bendraukime. Iki kitų susitikimų.